Įsivaizduok, kad dabar yra 1998 metai. Tu esi nedidelis, bet sėkmingos įmonės vadovas ir norėtum mašinos, kuri būtų šiek tiek prabangesnė, nes prieš tai vairavai šitą laiko kapsulę. Bet tavo kaimynas nusipirko naują slyvą ir net nežino, kad po 20 metų tiesiog paaugliai ją paversi šitą drakoną. Buvęs klasiokas džiaugiasi nauju Peugeot 406 ir net nenutuokia, kad važinėja su būsima filmo legenda. O tavo konkurentas nusipirko Audi A6 C5, lyg žinodamas, kad Audi yra mašina. O kokie variantai lieka tau, jeigu tu nori kažko išskirtinio? Tu nenori turėti to, ką turi tavo draugai. Tu nori būti kitoks. Ir drįščiau teikti, kad tu nori, kad netgi tavo salone, kai neteina pavasaris, kvepėtų sakoma. Čia yra 98 metų Lexus GS 300 su 6 cilindrų, 3 litrų benzininiu varikliu, kitaip žinomu kaip 2JZ. Taip, čia yra tas pats variklis, kuris eidavo į legendinę Toyota Supra. Tik ne šitą Supra, o tą, kuri neturėjo turbinų ir buvo tiesiog atmosferinis to pačio variklio variantas. Bet tas vis tiek reiškia, kad šitas variklis, nors tu nemodifikuojo visiškai vidinių komponentų, gali atlaikyti daugiau nei 600 arklių ir neišsitaškyti gabus. Kitaip sakant, šitas variklis yra vienas iš kada nors sukurtų geriausių ir patikimiausių variklių ever. Bet kas mums lieka, jeigu kol kas variklį atidedam į šoną ir pažiūrim į bendrą likusį vaizdą? Atrodo taip, kad Mersas nukopijavo namų darbus, bet vis tiek gavo 2 balais mažiau. Šitas Lexusas yra tai, ką aš vadinu labai skoningo modifikacijom. Tokit paaiškint. Visų pirma, čia yra originalus Lexuso R17 ratlankiai. Nieko įspūdingo, nedideli, paprasti ratlankiai. Bet mašina yra sužeminta, ko pasakoje gauna agresyvesnį vaizdą ir ratai turi rastavkės. Vadinasi, ratlankis yra šiek tiek išlindęs iš savo pagrindinės vietos ir yra suslėjęs tiesiai su arka, ko pasakoje gaunam tokios pilnavertės mašinos išvaizdą. Taip pat šitas Lexusas turi priekinę lūpą padarinti, kad jos snukutis būtų šiek tiek agresyvesnis ir žemesnis. Taip pat, nežinau ar matosi, bet jame yra padaryta korneriai. Turbūt manęs klausia dabar, o sygi, kas tie korneriai yra? Labai puikus klausimas. Korneriai yra tokia paprasta modifikacija padaranti, kad kai veikia tavo gabaritas, tuo pačiu šiek tiek šviestų ir posūkis, suteikiantis automobiliai tokį išskirtinį ir netradicinį įvaizdį. Bet aišku, niekas nėra be minusų ir kai ši modifikacija yra įjungta, deja tavo posūkiai neveikia. Jokauju, aišku, taigi veikia, taigi čia Lexusas, ne BMWs, būtų BMWs, taigi visiems pochui būtų, taip nenaudojat posūkį. Kadangi čia yra europinis modelis, gabaritai šviečia tik tai čionais. Daugiau niekur. O kai stabdai, šviečia papildomai čia, ten ir dar aišku trečia lempa. O šitas 2 papildomos lempos yra tiesiog galiniai priešrūkai. Bet tose šalyse, kur galinis priešrūkas nėra privalomas, tarkim Japonija, šitos lempos veikia kaip gabaritai. Lygiai taip pat kaip ant R32 Nissan. O tai vadinasi, kad su šiek tiek, negaliu sakyti skilo, bet turbūt skilo ir laidais, tu gali pasidaryti taip, kad tau šviestų lygiai taip pat. Vadinasi, gabaritas būtų čia, 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 čia. Šito Lexus savininkas paėjo 1 žingsniu daugiau ir padarė taip, kad ir papildomai degtų čia, čia ir čia. Realiai taip, kaip eidavo tam tikri Japonijos modeliai. Nuostabi, paprasta ir labai graži modifikacija. Kaip ir minėjau pradžioje, pagrindė šitie Lexusai konkuravo su slyva, tai yra E39 BMWs, Audi A6 C5 ir 210 Mersu. Bet Europoje šitie Lexusai nebuvo tokie populiarūs kaip prieš tai mano minėti modeliai. Bet ar tai reiškia, kad šitos mašinos yra prastesnės? Nežinau, išsiplėskim biškį šitą temą. Visų pirma, išvarykime dramblį iš kambario. Lexus yra puikiai žinomas Toyotos prabangių automobilių padalinys, kurio darbas yra konkuruoti su pačiais prabangiausiais automobiliais tame segmente. Pirmasis automobilis buvo Lexus LS 400, kuris pastatė tokius stiprus pamatus visam brandui ir savo kaip mašinai, kad tai yra laikomas vienas geriausių kada nors sukurtų automobilių ever.
Lexusas dar yra ypatingas tuo, kad savo mašinas kurdavo tik tai Japonijoje ir tada siųsdavo į kitas pasaulio vietas. Taip, tas būdavo žymiai brangiau, bet jie taip užsitarnaudavo, kad kokybė visada atitikdavo jų aukščiausius standartus. Žinoma, dabar jie taip nebedaro, bet neikime toliau negu 2000-ieji, nes šita mašina, kaip minėjau, yra 98 metų ir mes šnekam būtent apie ją. Būtent dėl to Lexus GS pati paprasčiausia, skurdžiausia komplektacija turėdavo automatinę 2 zonų klimato kontrolę, kuri turėdavo daviklį priekyje už grotelių, kuris atsakingas būdavo už tai, kad jeigu priekyje važiuoja kokia tarši mašina, tarkim, nežinau, už galvos pirmą pastaikiusi mašiną Passat B3 raudonas 1.955 kW dizelis, jisai automatiškai jungdavo salone cirkuliaciją tam, kad taršalai neįtų tau saloną. Taip, dabar daug mašinų šitą turi dalyką, bet čia yra 98 metai ir jie jau turėjo. Kas irgi įdomu yra, nes tarkim 2009 metų Lexus jau šitos funkcijos nebeturi. Tai čia toks side notas, galbūt dėl to, kad krizė buvo. Autopilotą, liečiamą ekraną, kuris šiaip žiauriai gerai veikia, odinį saloną su tikra medžio apdaila, o medis būdavo naudojamas tik tai tas pats padaryti vienos mašinos saloną tam, kad su laiku nesiskirtų atspalvį, o viskas atrodytų taip pat. Ir jo tas yra išlikęs iki šių dienų. Elektra reguliuojamos sėdynės su atminties funkcija. Ir pabrėšiu, sėdynės, ne viena vairuotojo sėdynė, o abi sėdynės. Tas yra svarbu, nes iki šių dienų tam tikros naujos mašinos eina tik tai su vairuotojo elektrinė sėdynė, o keleiviai yra paprasta tam, kad taupyti pinigus. Čia pinigai nebuvo taupami. Elektriniai langai su elektriniu stoglangiu, kuris veikia tiesiog vieną kartą paspaudus mygtuką. Premium Lexuso... man atrodo, aš smingu į žemę. Premium Lexus audio įranga su 7 kolonėlėm ir žemų dažnių garsiakalbiu, kitaip žinomu kaip subu. CD diskų grotuvas su 6 diskais, kuriuos pati mašina gali kitelioti. Ir kasetėmis. Taip, kasetėmis. Japonai yra pakankamai konservatyvūs žmonės, todėl netgi 2009 metų modelė vis dar buvo kasečių slotas, kad tu galėtum klausyti hiperbolės. Oro pagalvės priekį ir šonuose, visos tuo metu buvusios stabilumo kontrolės, tokios kaip ABS, SAP ir visi kiti dalykai, kad negalėtum daryti drifto, kai to nenori, automatinės lempas su ksenonais ir automatiškai užsitamsantis vidurinis veidrodėlis, kai už tavęs važiuoja trapus X5 BMW su dar trapesniu savininko ego. O ką, tarkim, tuo metu siūlydavo konkurentai su pačia paprasčiausia irgi komplektacija. Tai būdavo paprastos medžiaginės sėdynės, paprasta klimato kontrolė, neautomatinė, mechaninė, elektrinius langus priekyje, bet gale irklai, plieninius paprastus ratlankius, centrinį užraktą, kad nereikėtų kišti raktelį ir sukti, ir tą patį ABS. Viskas. Čia būdavo pati paprasčiausia jo konkurentų komplektacija. Todėl Lexusas su savo sprendimu padaryti pačią paprasčiausią komplektaciją tokią rich, tokią turtingą, siekia keletos dalykų. Kadangi vokiečių gamintojai jau turėjo stiprias pozicijas rinkoje, Lexusui reikėjo išskirtinumo ir argumentacijos pritraukti tuos klientus. Ypač, kurie vertina prabangą ir komplektaciją, už kurią nereikia papildomai primokėti. Jinai jau yra įskaičiuota į bazinę kainą. O psichologinis planas buvo viršyti kliento lūkesčius, nes su bazinė komplektacija tu gauni aukščiausios kokybės salono medžiagas, pažangias funkcijas, technologijas ir galingą variklį. O taip Lexusas stiprino savo prekės ženklą ir įvaizdį, imponuodamas į prabangą ir patikimumą. Ir noriu akcentuoti, kad jie tikrai nebandė taupyti, nes tarkim, šios durų chrominės apdailos buvo tikrai nebūtinos ir be jų mašina būtų atrodžiusi žymiai taip pat gražiai, bet jie vis tiek jas sudėjo, kad jaustumai šiek tiek išskirtinis. Lygiai taip pat ant oro ventiliacijos grotelių irgi yra mažiukai tokie chromai, kurie lygiai taip pat prideda šiek tiek prabangos jausmo. Duris irgi yra su kokybiška oda, kuri naudota ant sėdinių ir lygiai taip pat netgi tas dalykas, kur laikotės, kai draugelis žiauriai skersą daro, jis nėra plastikinis, jis lygiai taip pat yra odinis. Vadinasi, viskas yra padaryta iš kokybiško minkštų medžiagų ir niekur nėra kieto plastiko. Šio Lexuso bazė Japonijoje dar buvo naudojama ir kitiems modeliams, iš kurių galbūt vieną kitą ir žinote, tarkim, Toyota Chaser arba Toyota Carista, o galbūt Toyota Mark II. Taip, šitas Lexus turi ne tik legendinį Toyota Supros 2JZ variklį, bet ir turi tą pačią bazę, kaip ir dauguma tų metų Japonijos drifto legendų.
Dėl šių priežasčių tuningo ir galios didinimo opcijų yra per akis. Nes kaip žinom, Toyota Chaseriai visokie yra patys populiariausi tarp Japonijos tuningo, o čia net nekalbant apie pačią Toyota Supra. Todėl kartais tokie Lexusai yra vadinami Toyota Supra. Aš ta prasme sulindau į žemę. Būtent dėl šių priežasčių kartais šitie Lexusai yra laikomi Toyota Supra sedano versija, nes galės gauti su lygiai to pačiu turbininiu varikliu, bet turėti sedano kėbulą. Dėl to aš manau, kad šitas Lexusas sujungia tokius blokus, kurie dažniausiai kartu neina, kaip vynogės ir majonezas. Ką turiu omeny? Duokit man paaiškinti. Visų pirma, šita mašina yra pakankamai reta. Tu jos kasdieną, nepamatysi. Todėl galioja tiem, kurie nori išėję iš savo daugiabučio matyti, kur jo mašina, o nesumaišyti su kaimynu. Taip pat, jie yra greita, siūlanti 3 litrų 2JZ benzininį variklį ir 4 litrų V8 variklį su 300 arklių. Ir tas variklis nuo 0 iki 100 įsibėgėja per 5,7 sekundės. Ir šitai mašinai yra, daug metų jau. Ir salone vis tiek nesigirdi jokio krebždėšio, jokio plasmasės trinties, nieko. Tu važiuoji ramiai, tyliai ir švelniai. Ji turi begalę aftermarket supporto. Vadinasi, tu gali ją suleisti iki pat žemės, naudojant orinę pakabą. Lygiai taip pat gali prikelti arklio galių žiauriai daug ir turėti žiauriai drifto raketą. Tu gali ją daryti dragui, tu gali ją daryti show-offui, tu gali ją daryti daily driveriui, tu gali viską. Iš esmės, tai nėra Miata, bet čia labai panašu kaip Miata. Iš tos pusės, kad įtiks visur. Čia kaip bulka, prie kiekvieno patiekalo vis tiek tėvas valgo. Ir prie sušių. Todėl vienintelė riba yra tavo pačio vaizduotė. Ir vis dėlto nepamirškim, kad čia yra ta pati Toyota, todėl kad ir ką tu darysi, tu vis tiek turėsi patikimą mašiną, kuri neištaškys į gabalus ir visada tave parveš namo, kad ir sudaužysi ją. Būtent dėl šių priežasčių ir manau, kad čia yra viena iš nedaugelio mašinų, kurios gali pasiūlyti viską viename. Nes dažniausiai būna kas? Greitas, gražus, bet nepatikimas. Patikimas, greitas, bet tarkim labai nepatogus ir važiuoja kaip ant taburetės ir taip toliau. O čia mano nuomonė yra viskas viename. Kaip ir nebūna skanios vakarienės be indų plovimo, nekalba apie Voltą, taip ir čia nėra jau viskas taip skanu. Kadangi čia yra verslo klasės sedanas, aštriuose ir greituose posūkiuose jau geriau yra imti antrą Golfą. Amžinatilsi. Jis tam nebuvo kurtas ir tas labai jaučiasi. Vis dėlto jis yra sunki karvė, sverianti toną 600 su kapeikom. Jo darbas yra užstatyti autopilotą ant 160 Vokietijai, kur leidžiama, ir mėgautis tyla ir ramybė. Tai nėra sportiškas automobilis, kol tu jo nemodifikuoji. Bet tas, man atrodo, galioja su visom mašinom iš esmės. Jo, tu gali sudėti gerus koilus, padidinti gali ir turėti Lexusą tokį driftui, žiedui, dragui, jeigu labai nori. Bet apie modifikacijas mes dabar nešnekam, nes iš esmės tas galioja visom mašinom. Šnekam apie tai, ką tu gauni, jeigu tokį nusiperki paprastą, nemodifikuotą iš skelbimų. Tai va, kaip ir minėjau, jis sveria beveik toną 700, kas iš esmės, lyginant su mažu miesto hatchbacku, yra daug. Bet tarp konkurentų segmento tai yra tie patys skaičiai. Nes tarkim, Slyva su 4 litrų benzinu svėrė beveik tiek pat, tai yra 1,7 tonos, o Mersas 210 su 3,2 benzinu svėrė virš 1,6 tonų. Tai iš esmės ta pati svorio kategorija. Ir būtent dėl to buvo dedami galingi varikliai, bet ne tam, kad tą mašiną pajudinti ir būtų žiauriai greita, o tam, kad jinai būtų smooth ir važiuotų labai švelniai. Būtent dėl šios priežasties švelniausiai važiuoja būtent šito laikotarpio BMW 7 klasės su V12 varikliu, senieji Mersai su V12 varikliu, nes jie nebuvo dedami dėl galės, jie buvo dedami dėl to, kad važiuotų žiauriai švelniai ir ilgai. Ant max speedo. Šitas variklis dirba taip švelniai ir tyliai, kad stovint prie raudonos ir laikant stabdį, tu gali pagalvoti, o blemba, užmiršau išjungti automatinį užgesinimą, bet tada atsimeni, kad čia 98 metai ir šitos išankstinio starterio keitimo funkcijos dar nebuvo ir ačiū Dievui. Bet, nežinau, čia problema ar ne, bet šitie Lexusai eidavo tik tai su automatinėmis 5 bėgių dėžėmis. Mechaninės nebuvo, nes tokio Lexuso tikslinis klientas mėgo prabangą ir malonumą važiuojant ir tikrai ne bėgių mėtymą. Dabar, kadangi šitos mašinos yra įperkamos visiems, nes jos yra senos, žmonės deda mechaninį greičių dėžę ir spėkit iš ko. Tos pačios Toyota Supros. Nes variklis tai tas pats, tai realiai išimi iš Supros ir įdedi Lexusą. Viskas. Ir tada tu turi sedaną su 2JZ arba V8 varikliu, galų varomu ir žiauriai smagius vakars.
Kadangi šito Lexo pagrindinis prioritetas buvo prabanga, dinaminis ir malonus važiavimas, labai nukenčia kuro sąnaudos. Šitos mašinos nei per niekur nėra laikoma ekonomiškomis. Ir turėkite omeny, kad kaip ir minėjau, jis eidavo tik su 2 varikliais - 3 litrų benzinu arba 4 litrų V8. Todėl aš manau įsivaizduojat, kokios kuro sąnaudos, o jos yra žiauriai didelės. Tai mieste toks GS300 valgo nuo 14,7 litro iki 16,8 litro. Užmiestyje vidutiniškai 10 litrų ir bendrai gaunasi vidurkis apie 12. O V8 mieste valgo nuo 16 litrų benzo, užmiestyje irgi plus minus 10-11 ir vidutinės sąnaudos gaunasi 13 litrų benzino. Ir šie skaičiai yra iš fuelo.com svetainės, remiantis 3843 degalų užpilimais. Tai atsisėdus po 4 dizelinio Golfo, jautiesi taip, kaip sėdėtum S klasės Merse, bet ir piniginė tuštėja taip pat, kaip turint S klasės Mersą. Bet nevažinėjant, nes vis tiek servize stovi. Bet šitoje vietoje aš dėkoju Dievui, kad 6 dieną jisai sukūrė dujų sistemą, kitaip žinoma kaip LPG. Šis Lexusas ją turi ir jeigu neturėtų, filmuočiau prie degalinės. Nes vdruk baigsis kuras, you never know. Su dujomis šitos mašinos jau tampa ekonomiškos, o jeigu važinėjai labai ramiai ir švelniai, jos tampa labai ekonomiškos. Ir aš remiuosi būtent šito Lexuso užpilimo statistiką, kuri yra vidutiniškai 14 litrų dujų 100 km. Bet čia vidutiniškai, nes iki čia aš atvažiavau su 11,5 litrais dujų 100 km. Ir tai yra maždaug 9,8 euro 100 km vietoj to, kad jeigu čia nebūtų dujų, tu mokėtum apie 20 eurų 100 km. Kitas minusas, kuris labai gerai yra žinomas visiems, kurie domisi japoniškais automobiliais, ypač senesniais, tai yra kėbulas. Ir nešneku apie dizainą, šneku apie rudis. Ir šis Lexusas visiškai nėra išimtis. Todėl perkant tokį Lexą reikėtų labai gerai atkreipti dėmesį į rudis, o ypač ant galinio tilto, nes ten yra pati jų blogiausia vieta. Šitas Lexusas irgi neišimtis. Kitas minusas yra brangios Lexuso detalės. Na gerai, yra aišku ir pigių detalių, nes, detalių yra daug, bet vienas protingas žmogus man yra pasakęs. Nepasakęs man, aš tiesiog YouTube žiūrėjau jo, kad Lexusas gali tapti iš patikimos ir nelūžtančios mašinos į problemų maišą, jeigu tu jam perki pačias pigiausias detalės. Tai ant jį reikia dėti tik tai originalą arba tokią kokybę, kuri atitinka originalą, nes kitaip turėsi didelių problemų. Aišku, jos yra brangios, bet tada tai taisysi tikrai retai. O būtent apie šito Lexuso remontus, kainas ir visą kitą pašnekėsim kitame video. Aš labai norėčiau jį palyginti su jo tiesioginiais konkurentais, ta pačia Slyva, Audi A6 C5 arba netgi 7 klasės BMW. Bet dėja, su šitomis mašinomis aš esu važiavęs tik tai, porą kilometrų. Todėl man lyginti iš poros kilometrų važiavimą būtų, mažiausiai neteisinga. Čia tas pats kaip sakyti, kad pažįsti žmogų, kai jam užduodi tik 2 klausimus. Aišku, jeigu tie klausimai yra, ar balsuoju Žemaitaitį ir ar lošiu lolą, tai tada gali sakyti, kad pilnai pažįsti žmogų. Kita vertus, aš esu važinėjęs daug su kitais automobiliais, kurie nėra jo tiesioginiai konkurentai, bet jie man davė geresnį supratimą, kuo šita mašina vis dėlto yra ypatinga ir išsiskiria iš visų kitų. Dėl skaidrumo, tai automobiliai, su kuriais aš lyginsiu šitą Lexą, yra 2018 m. Ford Mondeo su 2 litrų dizeliu 6 bėgių DSG automatu, 2024 m. Nissan Qashqai su 1.3 benzinu ir CVT automatu, Škoda Octavia 2017 m. su 1.6 benzinu ir automatu, 2009 m. Lexus, apie kurį prieš tai minėjau, RX400H hybridas, 2024 m. Kia su 1 litrų turbo benzinu ir 86 m. 124 Mersu su 3 litrų dizeliu. Savo buvusiu Mersu. Lyginant su šiomis mašinomis, aš pasakysiu vieną dalyką, ką šitas Lexus atlieka geriau ir vieną dalyką, kur dėja jisai nusileidžia. Ir taip aš suprantu, kad lyginu mašinas, kurių metų skirtumas yra toks, kad jeigu tai būtų žmogus, jau galėtų alaus nusipirkti ir balsuoti. Bet aš neturėjau galimybės su kitomis mašinomis lyginti, tai turim ką turim. Taigi 2018 m. Ford Mondeo su 6 bėgių automatinė greičių dėže. Iš esmės šita mašina man paliko tokį įspūdį, kad aš iki šių dienų vis dar galvoju, kad čia yra geriausias daily driveris, kokį tik įmanoma turėti. Jis yra žiauriai patogus, greitas, dinamiškas, žiauriai ekonomiškas, didelis, patikimas ir žinoma gražus, nes yra tie laikai, kai Fordas nupiso Aston Martin priekio dizainą. Ir taigi po šio Fordo įsėdusi Lexusą, mane nustebino tai, kad Lexusas žymiai švelniau gazuojasi. Fordas įgnumini gazą kokių 40%, jis numeta bėgį žemyn ir tada lekia, nesijungia turbiną ir tam, kad tiesiog
pagauti tą greitį. Tas aišku labai gerai, jeigu gyveni Vilniuje ir nusplauni mašinos kūlį ir tada reikia įlysti labai greitą gatvę, kur visi važiuoja 100. Jo, tas yra gerai. Bet Lexusas, numinus gazą apie irgi 40%, gazuojasi labai tokia progresyvia kreivė. Ir nėra taip, kad jis tą daro lėtai. Ne, jis gazuojasi greitai, bet tą daro žymiai švelniau ir maloniau, kad tu dažniausiai net nejauti, kad tu jau pasiekiai 100 km/h. Kita vertus, Lexusas nėra praktiškas. Eidavo tik tai vienas kėbulas, vadinasi sedanas. Ir kai dar yra dujų įranga, pusę bagažinės užima balionas. Todėl realiai, jeigu tu nori kažką daugiau vežtis, šitą mašiną jau labai smarkiai nusileidžia Fordai. 24 metų Nissan Qashqai su 1.3 benzinu ir CVT greičių dėže. Atrodo, tai yra miesto SUV ir jis turėtų būti pritaikytas miestui. Nifiga. Važiuoji kaip ant taburetės, kiekvieną duobę jauti su savo nugara, autostradoje atrodo jauti kiekvieną kelio neilgumą, nes pastovi važiuoja. Ir kalbant apie autostradą, važiuojant 130 mažas 1.3 variklis atrodo klykia ir rėkia, tiesiog maldauja, kad jį užmuštum, nes jis nebenori kankintis. Ko šitas senas Lexusas to nedaro. Jis gali važiuoti kokį nori greičiu, tu variklio negirdėsi ir visą laiką važiuos švelniai ir ramiai, o ne klyks po kapotu, kad peršok man galvą. Kita vertus, Nissanas, jis buvo geresnis, norėjau sakyti kuro sąnaudomis, bet autostradoje Nissanas valgo žymiai daugiau negu šitas Lexusas ant benzino. Tai ne, Nissanas tiesiog buvo šūdų krūva. 17 metų Škoda Octavia su 1.6 benzinu ir 7 bėgių DSG automatinė dėžė. Lyginant su šiuo senu Lexusu, Škoda turėjo automatinę greičio dėžę, kuri pastoviai dusindavo tą variklį. Jinai visada stengdavosi palaikyti variklį žemiau 2000 FZK, ko pasekoje mieste būdavo situacija, kad netgi 16 litrų benzino valgydavo, nes pastoviai variklis dūsta. Tai tada reikėdavo jungti arba sport režimą, arba važinėti, pastoviai daugiau spaus gazą ir jaustis kaip dušmanų mieste, kur tiesiog tai barniai per gatvės. Tai kitaip sakant, švelnumų ir malonumų iš tos mašinos visiškai nebuvo, kad ir kaip stengdavaus tą pasiekti. Aišku, jeigu to Škoda būtų mechanas, galbūt būtų geriau, bet iš esmės aš manau, kad būtent ta greičio dėžė ir labai sugadino tą mašiną ir mano patirtį su ją. Ir lyginant su šituo Lexusu, Lexusas mėto bėgius žiauriai švelniai ir apsukas kelia pagal variklio temperatūrą ir pedalo paspaudimą, ko Škoda nedarė. Todėl su Lexus yra žymiai maloniau ir dinamiškiau važiuoti. Ir net nežymiai, ta prasme, čia kaip lyginti Žigulį su Ferrari, diena ir naktis tiesiog buvo. Bet kita vertus, Škoda turėjo tokią durną funkciją, kur autostradoje važiuojant pastoviu greičiu, jinai išjungdavo 2 cilindrus. Vadinasi, iš 4 dirba 2 tam, kad sutaupyt kuro sąnaudų. Ir aš šios funkcijos nenorėčiau savo mašinoje, nes biškis smirda variklio keitimu iš ankstinių. Bet jeigu ieškam jau vieno dalyko, ką Škoda atliko geriau negu šitas Lexusas, tai tegul pasiliekam ties šitą funkciją dėl ekonomiškumo. 2009 metų Lexus RX 400H hybridas. Šio palyginimo aš laukiau labiausiai, kada galėsiu su tą mašiną pagyventi porą savaičių. Ir po visų savo testų aš likau pasimetęs. Visų pirma, šitas Lexusas autostradoje važiuoja švelniau, maloniau ir ekonomiškiau negu 2009 metų hybridas. Nes hybridas, iš esmės, jisai veikia tik tai mieste. Autostradoje jisai valgo 13 litrų benzo ir nesvarbu, kiek tu važiuosi. Aš bandžiau važiuoti 100, 110, 130, 13 litrų all the time. Bet kita vertus, mieste hybridas labai smarkiai pasijaučia ir soundas tikrai yra žymiai mažesnis. Ir šitoje vietoje tas hybridas 2009 metų atlieka tikrai geresnį vaidmenį negu šitas Lexusas. Bet tarkim irgi, kas man buvo labai įdomu, iš komplektacijos pusės jie yra praktiškai identiški. Ir netgi pasakyčiau, kad šitas Lexus 98 metų, realiai, grubiai 10 metų senesnė mašina, turi pilnesnę komplektaciją negu 2009 metų Lexusas. Nes šitas Lexusas, kaip ir minėjau, turi sensorių priekyje už grotelių, kuris jaučia, kada dizelis priešais tave važiuoja. 2009 metų Lexus šitos funkcijos jau nebeturi. Tai iš esmės, lyginant grinai funkciją po funkcijos, šitas Lexus turi pilnesnę komplektaciją negu 2009 metų Lexus. Kita vertus, dar ką pastebėjau, kad 2009 metų Lexus yra žymiai prastesnė medžiagų kokybė salone ir tas, jaučiasi. Daugiau kieto plastiko, oda netokia kokybiška. Ir tu važiuodamas su juo, tu jauti, kad, kažkaip ne taip premium. Nežinau, galbūt čia sužaidė finansinė krizė tų metų, bet,
Nežinau, bent jau aš tokį jausmą gavau. 24 metų ekonominės klasės Kia su 1 litro benziniu varikliu ir 3 cilindrais. Dvigubai mažiau negu čia. Ir po šios Kijos įsėdus Lexus aš nebenoriu sakyti, kad jis minkštas, patogus ir visa kita. Ir taip aišku. Nauja ekonominės klasės mašina niekada nevažiuos kaip sena premium klasės mašina. Čia faktas. Bet kuo man patiko šitas Lexus lyginant su Kia, kad jisai stovi žymiai patikimiau autostradoje dideliu greičiu, ypač prastomis oro sąlygomis. Vis dėlto čia yra sunki mašina, galas varomas, 2 ašių nepriklausoma važiuoklė ir jis suteikia tokį netikro stabilumo jausmą, netgi važiuojant labai blogomis sąlygomis. Tarkim, važiavau per pūgą autostradoje ir visiškai nesijaučia, kad čia yra žiauriai pavojingos sąlygos važiuoti. Visiškai, tu važiuoji kaip atrodo ant asfalto. Kia, kita vertus, tokiam pat sąlygom buvo labai baisu važiuoti. Nes jinai pastoviai yra mėtama į šonus vėjo, pravaižos, nepravaižos, provėžos ir visa kita. Bet čia irgi pakankamai, klasių skirtumas, tai yra normalu. Bet vienas dalykas, ką atrodo atiduočiau viską, kad šitas Lexusas turėtų lyginant su ta Kia, tai yra dinaminis autopilotas ir elektrinė vairo kolonėlė. Ta prasme būtų, ideali mašina. Aš neatsimenu, kada jaučiau tokį komfortą, kai ta Kia pati prisistabdo, gazuojasi autostradoje, pati vairą suka, ta prasme, tu atsipalaidavęs ir tau realiai nieko nereikia daryti. Ir man, aišku, čia nėra, labai saugu, jeigu tu visiškai atsipalaiduoji ir visiškai nežiūri kelią, bet man atrodo, kad jeigu šitas Lexus turėtų šitas funkcijas, čia būtų, realiai viso gyvenimo mašina, ko daugiau reikia. Tai va dabar važiuojant autostrados iš Lexus, blembaš, pasigendo to dalyko. Man, trūksta, atrodo, dar to. Aišku, būtent tos Kijos šita sistema buvo, flegmatiška, bet, vis tiek geriau negu nieko. Ir paskutinis yra 86 metų 124 Mersas su 3 litrų dizeliu ir mechaninė greičių dėžė. Pykit, nepykit, bet šitas Lexusas nevažiuoja taip minkštai, kaip senas Mersas. Aš dar nesu važiavęs su mašina, kuri važiuotų minkščiau, negu važiavo 124 Mersas. Ir palyginant, aš užsirašiau tokią citatą. Lexuso salonas ir važiavimas yra kaip būti pas turtingą draugą namuose. Gražu, malonu, bet čia vis tiek ne tavo. Pasimėgauji ir užteks. Merso salonas ir važiavimas yra kaip marčiutės namai. Paprasta, malonu ir daug meilės. Turbūt jaukumas yra tas žodis, kuriuo apibūdinčiau tai. Jaučias, kad poetas, ne? Kita vertus, Lexuso galingas variklis, trauka ir svarbiausia saugumo sistemos yra tai, dėl ko ir norėjau kažko tokio kaip seno Merso, bet naujesnio. Bet žinoma, jeigu kada nors gyvenime laimėsiu loteriją, faktas, kad bus 124 Mersas, universalas, 3 litrų turbo dizelis ir dar visai norėčiau su 7 sėdynėm, nes būdavo tokia komplektacija, kaip bagažiniai, būdavo dar 2 nedidelės sėdynės ir man tas atrodo žiauriai cool. Aišku, aš tiek draugų neturiu, kad susadint, bet vis tiek pasigirt gali. Ir su tokia mašina jau tikrai važinėčiau tol, kol ant tų galinių sėdynių jau sėdės anūkai. Taigi, dabar sužinojome, kas čia yra per mašiną, ką jinai gali pasiūlyti geriau nei konkurentai ir ko pasiūlyti dėja negali geriau negu konkurentai. Kitame video parodysiu jos slaptas funkcijas, išskirtinės visokias tokias korki savybės ir papasakosiu, kaip finansiškai atrodo gyvenimas su ja. Nes nepaminėjau, čia vis dėlto mano yra Lexus. O dabar tradiciškai palieku jūsų šypseną veidę ir šlapių jausmų triusikose. Čiau. Oh my goodness, you all right?